Ar turi baimę sustoti, padaryti pertrauką, nieko neveikti, tiesiog išgirsti gyvenimą? Šiandieninis FOMO jau seniai nebėra apie baimę praleisti vakarėlį, tai baimę atsilikti nuo srauto. Tu pradedi analizuoti vieną knygą ir jau jauti nerimą, nes per tą laiką išėjo 20 naujų podcastų, 3 top straipsniai, o kažkas LinkedIn'e parašė, kad tas požiūris jau yra visiškai pasenęs. Tavo smegenis gauna signalą, jeigu sustosi dabar, pralaimėsi. Todėl judi toliau. Kita tema, kitas autorius ir taip kiekvieną mielą dieną iš šalies atrodo, kad augi, bet viduje kažkoks triukšmas. Rytų filosofijai yra savoka vuvei – natūralus neveikimas, kai žmogus nebebando prievartą vytis gyvenimo ir vėl pradeda jausti save. Bet šiandien net poilsis daugelį tapo kalties forma. Tu pailsi ir jautiesi lyg atsilikai. Pabūni tyloje ir atrodo, kad švaistai laiką. Nieko nepostini, nieko neoptimizuoji ir viduje atsiranda kažkoks nerimas. Ir būtent ta kaltė vagia tavo energiją. Ne poilsis, o kaltė dėl pačio poilsio. Soma Minds kortelė sukurtos nutraukti šį ciklą. Vienas realus veiksmas, kuris grąžina tavo dėmesį atgal į kūną, į dabartį, į tave, kad ne tik suprastum, bet iš tikrųjų pasikeistum.